Edgarai, ko šiandien pritrūko, kad būtų sėkmingesnės rungtynės? Visų pirma, rungtynės buvo Kaune ir iš tikrųjų nėra ko norėti. Iš tikrųjų, mes esame Klaipėdos Neptūnas, mes čia net važiavom laimėti 20 taškų. Mes tikėjomės, kad bus sunku, bet aš galvoju, kad mes žaidėm tikrai neblogai ir turėjom šansą laimėti šiandien. Tiesiog žaidėm išvykoje, tai 1-1, mes turim aikštės pranašumą. Tikrai kovosim, aišku, mes nebuvom favoritai net prieš tas varžybas, kad ir laimėjom 1-0, bet aš manau, mes vis tiek nepasiduosim ir pamatėm šiandien puikiai 2 kėlinius, kad galim visai žaisti lygiai ir aš tikrai tikiuosi, kad mes taip ir toliau žaisim, kaip ir žaidėm iki šiol. Kalbant apie gynybą, tai tarsi 2 skirtingos rungtynės. Kodėl šiandien nepavyko, sakykime, sudirbti gerą gynybą? Labai pradžioje pirmos 2 kėliniuose prasta buvo gynyba abiejų komandų ir mes iš tikrųjų neįvykdėm trenerio nurodymų. Gynėmės prastai prieš žaidimą po krepšiu, kai žaidžia Jankūnas, iš tikrųjų nesilaikėm savo nurodymų ir jie įsimetė laisvi daug tritaškių ir tie tritaškiai iš tikrųjų labai buvo svarbus ir pagavo Žalgiris bangą. Ir taip gausi, tai iš tikrųjų niekas nekaltas, mes patys kalti tik dėl šitų dalykų. Ar komandai labai daug kainavo ta techninė pražanga treneris, kaip ten buvo Jankūno 4 baudos? Be abejo, aš galvoju, galbūt taip, Žalgiris pagavo bangą, jie žaidžia namuose, sirgalių daug. Taip, iš tikrųjų galbūt norime, bet iš tikrųjų ką, mes stengiamės būti kartu ir nekreipti dėmesio, tai mums visiškai tas pats, ar mums nesiseka, mes 10 taškų praleidžiam iš eilės, mes bandom juos atkovoti atgal viskas. Kalbant apie paties gynybą prieš Justiną Dentmaną, pirmosiose varžybose labai dalį rungtynių gynėsi prieš jį, šiandien buvo galbūt šiek tiek rečiau tokių atvejų, kodėl, ar kažkoks kitoks žaidimo planas ir apskritai ką apie tai. Čia vienas iš trenerių nurodymų galbūt. Pas mus belė kuris gali žaidėjas dengti Dentmaną, čia jokio nėra skirtumo. Kaip treneris pasako, taip ir ginamės, stengiamės uždaryti jo tolimus metimus, jo stiprus ginklas yra toli metimai. Šiandien nepasisekė to padaryti, jisai labai gerai jautėsi. Metęs porą svarbių metimų, pagavo bangą ir tada primetė iš savo fantastinių metimų, kurie taip pat buvo vienas iš faktorių, Justinas Dentmanas ir Žalgiris kapitonas. Kokia gynyba yra prieš Žalgirio aukštaūgis? Nes iš tikrųjų bent jau pirmoje dalyje, bent jau pirmąjį kėlinį ir pirmose rungtynėse jie atrodė prastai. Ką jūs darote, kaip jūs ginatės, kad jie, sakykime, neįsižaidžia? Niekam nepaslaptis, kad Jankūną bandome dvigubinti. Čia iš tikrųjų mūsų toks visada susitarimas buvo, nežinau kaip bus toliau, negaliu pasakyti, aš ne treneris ir žiūrėsim kaip gausis, bet sakau, svarbiausia yra Jankūnas, visas sezonas rodo gerą formą ir yra tikrai Žalgirio lyderis ir svarbiausia jį yra sustabdyti. Gerai, dėkui.